Žmogus dažnai pavargsta ne nuo šiandienos, jis pavargsta nuo rytojaus, nuo kitų mėnesio, nuo kitų metų. Nuo visų problemų, kurias jo protas bando išspręsti dar joms neįvykus. Tačiau gyvenimas vyksta ne po 5 metų, ne po metų, ne po mėnesio. Gyvenimas vyksta šiandien. Todėl galima taikyti paprastą dėsnį, į vieną dieną žiūrėti kaip į nedidelę gyvenimo kelio atkarpą. Tarsi važiuotum automobiliu naktį, automobilio žibintai apšviečia maždaug 50 metrų kelio. Tu nematai viso maršruto, nematai visų posūkių, nematai miesto, į kurį važiuoji, tačiau matai pakankamai, kad galėtum saugiai judėti pirmyn. Ir to visiškai pakanka, nuvažiavus tuos 50 metrų. Žibintai apšviečia kitus 50, po jų dar kitus. Taip įveikiamas visas kelias. Matant viską iš karto, o matant tiek, kiek reikia šiai akimirkai. Lygiai taip pat ir gyvenime. Šiandien nereikia išspręsti viso likimo, nereikia atsakyti į visus ateities klausimus, nereikia žinoti, kas bus po 5 metų. Pakanka žinoti, ką reikia padaryti šiandien. Koks yra kitas žingsnis, koks yra artimiausias sprendimas, koks yra šiandienos darbas, koks yra šiandienos pokalbis, koks yra šiandienos veiksmas. Visa kita dar nėra atėję, todėl nėra prasmės nuolat liesti ateitį mintimis, nes protas dažniausiai nekuria ateities, jis kuria jos baimės. Jis kuria jos katastrofas, jis kuria jos problemas, tačiau tikrovė beveik niekada nevyksta taip, kaip jo piešia nerimaujantis protas. Filosofiškai galima sakyti, kad ateitis yra rūkas, o dabartis yra kelias po kojomis. Išmintingas žmogus žiūri ne į rūką, jis žiūri į kelią, žingsnis po žingsnio, diena po dienos, 50 metrų po 50 metrų. Ir būtent tai pasiekiamos tolimiausios gyvenimo kryptis. Todėl kiekvieną rytą verta savęs paklausti, ne kaip išspręsiu visą savo gyvenimą, o kokie yra mano šiandieniniai 50 metrų. Juos nueik, juos nuvažiuok, juos nugyvenk, o tada gyvenimas parodys kitą kelio atkarpą. Ir dar kitą, ir dar vieną. Taip gimsta ramybė, taip gimsta pasitikėjimas, taip gimsta gyvenimas, be nuolatinės kovos su ateitimi. Nes žmogui nereikia apšviesti viso kelio, jum reikia matyti tik tiek, kiek reikia kitam žingsniui.